Sveiki, ką atėjo eilinis savaitgalis, savaitgalį kažkur mes judame. Gegužės mėnuo mūsų orais nelepina, bet ką, namie nesidėsi. Susirašėm, o kur susirašėm? Aišku, parodysim. O kur susirašėm dar patys tikrai nežinom. Važiuosim, sakom, kur nors ir viskas. Kas, su namu važiuoji, kur norėsi, ten miegosi. Nu, aišku, ne kur norėsi, bet didelės problemos nesudaro surasti vietą. Mums sėkmingos kelionės, jum gero žiūrėjimo, važiuojam. Na ką, išaušo neypatingai gražus sekmadienio rytas. Vakar atvažiavom, galvom, šiandien pafilmuosiu, bet šiandien oras dar labiau susigadino. Visą naktį pralyja. Mes randamės aplamai tokiai vietai, kempingas Abrakciems privati pašums. O čia tiek namelių visokiausių, viskas. Važiuojant nuo Jūrmalos link Kolkos rago. Dabar koks 10 minučių nelyja, taigi išsijudinom pasivaikščioti. Vėjukas va, jaučias. Taip, tai čia vieta labai puikiai. Ir nameliai, ir palapinės gali, kemperiai, pasaka. Įlankoj ranką įmerkti. Įmerksim leteną. Geras vandenėlis. Gal atvažiuosim prie įlankos ir nenueisim prie jo vakar. Tai labai gražus oras buvo, nors išvažiavom, kelmėj buvo 10 laipsnių čia. Paskui čia jau prie vandens jau pasidarė 14, bet tai pasaka. Sudarėm vakarienę, ir prasidėjo po truputį lietutis. Galvojom, sakom, trumpam, bet visą naktelę, dabar visą naktį. Tik dabar nustojo truputį, sakom, reikia būtinai išlysti. 10 laipsnių plaukia. Taip, tai čia puikiai vieta Engurė miestelis, pravažiavom kelis kempingus, nieks nedirbo. Susėdi savo ir grožies. Prie mūsų vokiečiai prisitrynė, irgi iš mašinos neišlinda. Ką, viduj sėdim, muziką klausom, šiltai, pasidarėm valgyt, kavutės atsigeriam. Ten jau pagrindinis kelias yra Jūrmala Kolka. Vis važiuoja tik Kolkos ragą. Tokie pastatukai, Engurė. Informacija, visokie autobusai atvažinėja. Abrakciems čia vadinasi. Nuo Engurės kokie 3 kilometrai. Važiuojant link Rojas. Labai puikiai vieta. Kainas irgi, tai sezonų 25 eurai su visais. Su visko įskaičiuota. Su elektra turiu omeny, dušais, su virtuvėm, tualetą išsiplauti. Jūs suprantat, geras dalykas ir pažiūrės. Vandens reikės prisipilsakė, čia labai geras vanduo. Yra vandens pušynas, oras tai čia aišku. Ką, eisim papusryčiausim, neužilgo ir kilsim. Žadėjom, sakėm, pasilikt, bet ką čia. Oro nėra. Dabar vėl rodo kažkokiu pusvalandžio, vėl rėt. Nei su dvirčiais pasivažinėsi, nei ką. Taip, tai čia faina labai. Vasarą tai čia įsivaizduoju, kiek čia žmonių, bile kiek. Aš jau taip ramiai įsitaisė. Sveiki dar kartą. Jau kalbu iš namų, nes kelionė, galima sakyti, ir pavyko, ir dar taip nėra buvę, kad nuvažiavom šitą puikią vietelę prie Rygos įlankos. Spėjom ir pasidaryti, pavalgėm ir dar pasidėjom gamtoj. Ir kai pradėjo lietus lyt, tai lyjo visą naktį ir visą dieną. Gal kokį 10 minučių nustojo, ten šalia kaimynai vokiečiai buvo spėję susipakuoti daiktus, o mes net nieko neskubėjom. Žodžiu, išvyka buvo puikiai, viskas gerai. Sužinojom gerų vietelių vasarai, kur galima apsistoti. Nėra tokio blogo, kas neišeitų. Ruošimės kitom kelionėm. Taigi iki kitų susitikimų. Iš jūsų kas? Taip arba taip. Komentaras. Čia viskas aišku. Taigi iki susimatymo. Iki.